Renginiai Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriuje 2023 metais. Sausio 6-ąją Girdžius aplankė 3 karaliai. Išminčiai Kasparas, Merkelis ir Baltazaras keliavo po kaimą ir sveikino visus sutiktus bei aplankė įvairias įstaigas. Nepraėjo ir pro gyventojų sodybas. Laimingi namai, kuriuos aplankė 3 karaliai, linkėdami sėkmės, džiaugsmo ir gerų prasidėjusių metų. Laisvės gynėjų dieną Girdžių sąjūdžio aikštelėje susirinkusieji prisiminė 1991 metų sausio 13 nakties įvykius, pagerbė kovojusius ir žuvusius už Lietuvos laisvę. Aikštelėje buvo eksponuojamos tą lemtingą naktį Vilniuje žuvusiųjų laisvės gynėjų nuotraukos ir pavardės. Renginio metu skambėjo prisiminimai ir viltingi žodžiai. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga susirinkusieji klausėsi eilių apie Lietuvą, skambėjo sveikinimai, visi linksmai traukė dainas ir lingavo skambant Jurbarko kultūros centro kapelos Santaka melodijoms. Vasario 21-ąją užgavėnės Girdžių miestelio gyventojai atšventė su tradiciniais užgavėnių šokiais ir žaidimais, skanduodami žiemą, žiemą bėk iš kiemo. Jie sudegino morę, o vėliau linksmi persirengėliai patraukė į vaikštynes po Girdžius. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Kovo 11 dieną jau tradicinėmis tapusiomis važiuotynėmis paminėta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Jau ne pirmus metus visus girdžiškius pakviečiame sėsti į įvairias transporto priemones, pasipuošti tautinę atributiką ir pasveikinti visus valstybinės šventės proga.
Artėjant tarptautiniai teatro dienai, vyko jaukus teatro dienai skirtas vakaras, kurio metu žiūrovai stebėjo Klojimo teatro mituvį spektaklį Išsvajota sekretorė. Nuotaikingas Girdžiškių spektaklis nepaliko abejingų. Žiūrovų buvo priimtas ypač šiltai. Girdžių krivūlė – tradicinė Klojimo teatrų šventė. Kasmet į Girdžių klebonijos klojimą sukviečianti gausų būrį teatro gerbėjų. Gegužės 28 dieną šventėje nuotaikingai šurmuliavo jau 12 kartą. Šventėje savo spektaklius žiūrovams pristatė teatrai iš Tytuvėnų bei šventės šeimininkai. Klojimo teatras Mituvis tradiciškai padovanojęs puikią premjerą – spektaklį Meilės eliksyras. Pertraukų tarp spektaklių metu susirinkusiems koncertavo Eržvilko kultūros centro Vadžgiriaus skyriaus vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis Šebukai. Birželio 16 dieną vyko kraštietės poetės Aldonos Elenos Puišytės poezijos vakaras, kuriame skambėjo poetės eilės, buvo apžvelgta visa jos kūryba bei eksponuojama poetės išleistų knygų paroda. Poezijos vakare skambėjo bardo Kęstučio Baščio atliekamos dainos. Liepos 6-ąją valstybės ir tautiškos giesmės dieną Girdžių sąjūdžio aikštėje susirinkusieji klausė gražaus Jurbarko rajono Girdžių skyriaus neįgaliųjų draugijos ansamblio Mituva koncerto. Jaukus pasibuvimas drauge, vainikuotas visų bendrai sugiedotų Lietuvos himnu. Liepos 23 dieną Girdžiuose praūžė viena smagiausių šio miestelio švenčių – Oninės. Šventomis mišiomis Girdžių švenčiausios Marijos Magdalietės bažnyčioje prasidėjusi šventė tęsėsi visą dieną iki pat saulėlydžio. Prie Mituvos vyko smagi sporto šventė, o vakare Girdžių lauko estradoje vyko šventinė programa, kurioje pasirodė atlikėjai Šadakavo, Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus vokalinis ansamblis Do Redo, populiariosios muzikos grupė Tik Du bei atlikėja Rimantė. Oninių šventėje žiūrovai ne tik klausės įvairių grupių ir atlikėjų dainų, susirinkusių akis spalvingai šokiais džiugino šokio ir sveikatingumo studija Sveikatos erdvė. Vakaro pabaigoje patogiai sėdinčių ant suolų beveik neliko. Visus smagiai palinguoti, pašokti ir kartu dainuoti kvietė charizmatiškoji atlikėja Laisva.
Lapkričio 17 dieną vyko antrasis romansų vakaras Ilgesio daina, kuriame dalyvavo gausus būrys ne tik nuostabių dainininkų, bet ir ypač daug žiūrovų. Lyriškų romansų vakarą pradėjo Jurbarko kultūros centro Girdžių skyriaus vokalinis ansamblis Do Re Do, vėliau pasirodė Eržvilko kultūros centro instrumentinė vokalinė grupė Gintarinis medis, Jurbarko kultūros centro Žindaičių skyriaus moterų vokalinis ansamblis Raskila bei Tauragės kultūros centro Dauglaukio skyriaus moterų vokalinis ansamblis. Vakarą pradėję renginio šeimininkai jaukaus koncerto pabaigoje žengė į sceną dar kartą. Savo nuostabiais romansais šventę užbaigė Girdžių ansamblis Do Re Do. Gruodžio 16 dieną sušvito spalvinga kalėdinė eglė. Į šventę atkeliavusius mažuosius Girdžių gyventojus ir svečius pasitiko linksmi personažai, kartu su visais pasitikė atkeliaujantį kalėdų senelį. Laukiamiausias svečias pasveikino girdžiškius artėjančių švenčių progą ir kartu su nenurimstančiu vilku visus pakvietė smagiai pašokti, padainuoti, pažaisti ir žinoma įžiebti kalėdinę eglutę. Šventinę nuotaiką ir skambes dainas dovanojo atlikėja Rimantė.